Taigi, sveiki, su jumis čia Magdolė, šiandieną mes darėme naują video, kuris nurasi blogas ir šiandieną mes vykstame į Palangą. Tai reikime iškart prie video. Na ir dar šį bitas, tai mes į Palangą varom 2 dienom. Lipam į mašiną ir varom. Susitiksim kelionėje. Na ir štai mes jau esame Palangoj. Ką tik atvažiavom, aišku, užsiregistravom prie viešbučio. Ir dabar einam biškį prie Palangos tilto. Tai va, einam ir viskas. Bet to noriu priminti, jeigu jums patinka mano kūrinys, prašyčiau palaikinti, pasidalinti su draugais ir subscribinti mano video. Esame prie Palangos tilto. Kaip kiekvieną vasarą. Dar biškutį chebra. Tai būsim. Atsiprašau, jeigu negerai kalbėsiu, nes oras, man atrodo, bus didelis. Ok. Nu ką, chebra, atėjom prie tilto. Gal geriau užsidėsiu telefoną, nes gali iškristi per čia. Tai dabar biškį atėjom pavalgyti, nes biškį šalku. Tai vat karočiui. Biškį dabar einam pasivaikščioti ir iškart eisime į viešbutį. Tai ką, chebra, ką tik buvom grįžę viešbutį, po to varėm biškį smaudyti basieną, bet kadangi biškį sukruojo telefoną, tai negalėjau filmuoti, sorry, chebra. Tai tęsim iškart video. Na, karočiui, chebra, pasikeitė biški planai. Tai pasirodo, mes nebe 2 dienas busim Palangoj, o 3. Bus daugiau nuotykių. Jau tai biški temsta, jau dabar yra 19:40. Vis tiek dar kažkur eisim prie bulvaro gal. Tai va, chebra. Na ir esame viešbutyje ir toks vaizdas mūsų laukia prie lango. Tiksliau prie balkono. Na, toks vaizdas gražus, visą Palangą, aišku, matosi. Tai vat, karočiui. Na ir dabar varom mes ant Palangos tilto, nes tipo Džeminai rašiau, tipo ten žiaurų geras vaizdas atrodys, tipo kai saulė leidžiasi į jūrą. Tai nežinau, gal biški, ką žinau, kažką tokio. Tai vat, karočiui, jeigu šiandien pavyks, tai žiūriu, gal įdėsiu ant to YouTube, žinai, kur ten yra. Nu, toksai nuotrauka, karočiui, pons, kaip prieš video jungas. Tai vat, karočiui, tokį, nežinau, kad Džeminai rašytų, pažiūriu, geras vaizdas turėtų atrodyti. Tai vat, karočiui, dabar yra 9 lygiai ir 9:40 bus tas leidimas, tai wow. Nu ir einam. Taip ramiai, va, karočiui, tai biški vėjukas, kelių taip nėra, taip jau liko nebetoli. Palanga juda. Nesitikėjau, kad pastanaičius, kad tai bus aktyvi. Nu, nežinau, karočiui, šiandien bus jau pravaikščias normaliai. Tu jau pažiūrėsi kiek. Dar biški nėra leidimuose, bet toj greitai bus. Jau už 20 minučių rašė. Pražiūrė didelis vėjas, bet toksai va vaizdas. Tai nežinau, vat, karočiui, mes čia pabusim, pažiūrėsim. Šau, karočiui. Tam sakė žvėjui. Ves kaip kažkas. Va, toksai va, karočiui. Karočiui pasmėritų patinas ant turbūt pradžios nuotaikų. Šiaurus vėjas, bet varom viskas jau viešbutį. Kita diena bus tokia. Nu, video dar nesibaigė, tai laukite tęsinio. Na ir nuotrauka, kur yra čia ir čia, tai manyčiau, kad pasirinkčiau šitą, nes tokia gražesnė, nežinau, tokia normalesnė. O ta, kur su mano foto, tai kažkaip negerai gavosi, ką žinau. Antrą kartą vis tiek nebės. Tai manau šitą dėsim ant filtro. Taip, kur pajungus vis dar įrašą. Na ir dabar yra be 20:11. Ir šiam kartui eisiu jau arbatą atsigerti, karočiui išsimiegočiau.
Tai susitiksim rytoj. Tai iki rytojaus. Laukite tęsinio. Taigi sveiki sugrįžę ir čia vėl Makadolė aš. Ir šiandieną yra antroji diena. Ir nežinau, tęsim video. Karočiui biškį išėjau pasivaikščioti, va toksai va oras, karočiui visas užšlapęs esu. Žiauru Palangoje dabar yra. Tai dabar realiai einam iš pavalgysim. Tai va, karočiui. Na ir dabar esame močiučių rezidencijai. Tai sakė kažkas, kad taip labai skanu čia yra, tai nežinau, gal. Tai biškį paragausim. Na, ką tik išėjome iš to restorano, tai močiučių rezidencijos, tai žiauriai skanu buvo, patikėkit. Karočiui. Na ir dabar einam prie jūros. Mindė, judi! Palanga juda. Va taip ramiai, visas bulvaras, tai biškė yra veiksma, bet mažai. Jau netoli. Vėl jau ateisim. Are you ready, guys? 2000 years later. Nu, biškį banguota jo. Iš reality va ten va buvau vakar. Tai bet, karočiui. Tai jo, karočiui, tavo biškį einam. Vėjas didelis, nežinau ką. Nu, žodžiu, einam biškį pasivaikščiot. Na ir dabar mes einam į Basanavičiaus gatvės. Tai biškį gal pasivaikščioti kažką tokio. Tai va. Da biškį varom iki viešbučio. Pavalgysim ir gal biškį vėliau kažkur išeisim. Yra viena liūdna naujiena. Tipo, kad aš niekur jų šiandien diena užsibaigs. Nes jau yra 8. Ir plus telefonas baigėsi krauti, tai aš jau nebespėsiu pasikrauti plus. Taip pat šiandieną jau baigsis vlogas, tai tęsim iškart prie kitos dienos. Kažkaip šiandien peržiūrėjau vaizdo įrašus, taip labai trumpai padariau šią vaizdo įrašą. Pasitengsiu rytoj daugiau padaryti vaizdo įrašą, ilgiau biškį. Tai va, visai gero. Nepamirškite prenumeruoti ir kitą dieną prasidės toj. Na ir štai trečia diena, pati paskutinė. Na ir kažką reikės nuveikti biškai, jo. Žiauriai karšta šiandien. Saulė ta žiauriai karšta. Čia balkonas mūsų. Na ir hebra, kadangi toks geras oras, tai galbūt eisim prie jūros pasimaudyti. Tai nežinau, galbūt eisim, o gal ir ne, jeigu nepradės lyti. Tai tikiuosi, kad bus visą dieną toks geras oras. Sėdam mašiną ir varom prie jūros. Pasimaudyti biškai. Na ir štai mes Basanavičiaus gatvėje einam prie jūros. Ir mes štai čia. Toks gan gražus oras. Nebanguota taip stipriai. Bet ką žinau, taip normaliai. Hebra, einam įsimaudyti. Davai. Ką tik išėjau iš jūros, tai vat karočiui baigiu užsikas save. Nice. Užsikasim, karočiui, pasilaidosim. Ėjo pala, hebra, kaip aš atsikasiu? Yra problema. Einam toliau kasti. Einam toliau užsikasti. Viskas, mes esame palaidoti. Čia biškai atsigėriau. Ir nusiplovau aš ranką, bet vėl įsitepau. Mes esame palaidoti. Mau. Dabar ką tik pasimaudėm biškį, varysim gal biškį pavalgyt ir, ką žinau,
Na ir dabar esame HBGH parke. Čia dabar tokias mašinas yra. Tokias senovinės. Mr. Bean. Na ir dabar einame į patį parką. Kiek vertinat? Aš tai nežinau. Kaip matote, tai buvo nusipirkę maistą, bet nebelika jau, čia suvalgyta. Mokau šių kalbą. Oho, pažiūrėkit, koks gražuolis povas. Va taip, toksai vaizdas, karočią. Pažiūrėkit, čia povas. Labutis. Ką tai gero? Labas. Namai namučiai. Na ir ką tik išėjome iš parko, dabar lipam mašinai važiuojam, tai šiam kartu manau bus kaip ir viskas. Nes jau varam namo, tai nieko nebefilmuosiu. Tai jeigu jums patiko šitas kūrinys, prašau nepamiršti prenumeruoti ir viso gero.